Sveiki, mėly žiūrovai. Oro gynyba ir dronai mūsų jau turbūt nebepaleis ir oro gynybos poreikis vis augs ir didės. Apie tai, kaip mes esame tam pasirengę ir kaip su to kovoja Ukraina, kalbu su žmogumi, kuris visą tai mato iš arti ir praktiškai kasdien. Tai dronų operatoriumi tapęs dronų ekspertas, praeities žvalgas Šarūnas Jasikevičius. Labas, Šarūnai. Labas. A, Pradėkime iš karto šnekėti, nes klausimų yra daug ir čia dabar dronų specialistai paklausus Lietuvoje turbūt taip pat kaip ir pasaulyje oro gynybos sistemos. Kaip mes čia susitvarkėm Lietuvoje su dronų pavojum ir grėsme? Jeigu tai pažiūrėtume per ukrainiečių perspektyvą, ten žmonės ar ne jau nemažai laiko gyvena, pripratę prie drono. Kaip mums tas pirmas kartas? Čia turbūt reiktų pirmiausia pradėti nuo konteksto, kad nelabai galim lyginti nepalyginamus dalykus, nes Ukraina su drono atakom susiduria kiekvieną dieną ir pas juos vyksta karas ir pas juos visai kitas yra parengties lygis. Lietuvos kariuomenė nebuvo parengties lygyje tada, kaip įskrido į Lietuvą tie dronai ir didžioji dalis antidroninės įrangos, tai yra ta įranga, kurią Lietuva turi ir gali naudoti prieš dronus, jinai net nebuvo iš sandėlių ištraukta, jinai stovėjo neparengtyje, jinai stovėjo angaruose, jinai nebuvo išimta. Jeigu ta įranga jeigu Lietuva ruoštųsi, būtų karinė parengtis, tam tikras lygis ten, nežinau koks ten A ar B ar kažkoks, tai ir ta įranga būtų išvežta į laukus ir stovėtų pievose ir lauktų, kada atskristų dronai, tai reakcija būtų visai kitokia. Bet vis tiek nežiūrint į tai, tenka pripažinti faktą, kad Lietuva turi labai smarkiai per mažai tokios reikalingos įrangos ir mes čia turim kalbėti turbūt net ne apie 10, o apie kelias dešimtis kartų didesnį kiekį tokios įrangos, kokią Lietuva turi, kad galėtų apsiginti nuo tokių dronų antskrydžių. Ir dar yra vienas toksai momentas, kad ta įranga yra be proto brangi ir mums, kaip mokesčių mokėtojams, tai kainuotų milžiniškus pinigus. Ir kol pas mus nėra, tikiuosi gal ir nebus tokių masinių dronų atakų, tai mums kaip valstybei yra pigiau gintis būtent naikintuvais ir jų leidžiamomis raketomis oras-oras. Aš pasakysiu kaip pavyzdį, kad viena raketa kainuoja apie 500 000 eurų. Aišku, jeigu mes lygintumėm su vieno drono kaina, tai atrodo, dronas jis tai gal ten 50 000 eurų kainuoja. Tai tos raketos skirtumas tarp drono kainos yra milžiniškas, labai didelis. Bet tam, kad mes galėtumėm dronus numušinėti pigiomis priemonėmis, mums reikia sukurti sistemą, o ta sistema kainuotų labai brangiai. Aš esu atlikęs tokius preliminarus skaičiavimus, tai mums, kad uždengti visą Lietuvos teritoriją pilnai nuo dronų, mums reiktų gynybą investuoti apie 1,5 milijardo eurų ir vien tik tai personalo išlaikymui, tiesiogiai dirbančios tom priemonėm personalo išlaikymui per mėnesį mums reiktų apie 3 milijonų eurų. Tai vat palyginus, jeigu į Lietuvą įskrenda per mėnesį nedaugiau kaip 6 dronai, juos vis dar pigiau yra numušinėti naikintuvais ir raketomis. Kad ir kaip ar neatrodytų, kai mes kalbam apie tai, kad čia brangu, bet jeigu mes šnekam tik tai apie vienkartinius atvejus, tai kol kas raketos yra vienas iš geresnių sprendimų. Teisingai supratau mintį? Taip, raketos yra vienas iš geresnių sprendimų. Mes vėlgi galim kalbėti apie aptikimo galimybės, tam, kad tie lėktuvai su tom raketom galėtų pradėti reaguoti iš anksčiau. Tai aptikimo galimybę mes galėtumėm investuoti ir sukurti sistemą įvairių radarų, stacionarių, tiek akustinių radarų, aktyvių ir pasyvių. Bet vėlgi čia yra tokie niuansai, kad Lietuvai ne viskas tinka, kas tinka Ukrainai. Ir pavyzdžiui, mums, kaip būnant NATO sudėtyje, pigiau ir paprasčiau yra paprašyti NATO sąjungininkų, kad jie pakeltų AVAX lėktuvą, kuris iš viršaus mato visus dronus, negu kad sukurti savo sistemą ant žemės dronų aptikimui. Ir to aš pasakysiu labai paprastą pavyzdį. Akustiniai radarai veikia tada, kai jiem reikalingas tam tikras atstumas, kad jie galėtų veikti, tie akustiniai radarai. Ir tas atstumas yra panašiai apie 20-30 km. Tai tam, kad akustiniai radarai galėtų veikti, jie turi praskris tą atstumą, kad juos sugebėtų tai akustiniai radarai trianguliuoti. Tai 30 km yra nuo Baltarusijos sienos iki Vilniaus. Tai iš principo, jeigu mes remtumėmės akustinių radarų sistema tokia, kokia remiasi ukrainiečiai, tai mes Vilniaus negalėtumėm apginti. Tai va čia tokie yra techniniai niuansai. Šarūnai, bet truputėlį gal paaiškinti labiau, kodėl mes Vilniaus negalėtume apginti? Dėl to, kad tiesiog nespėtų sureaguoti?
Nespėtų sureaguoti, taip, nes tam, kad akustiniai radarai sugebėtų trianguliuoti, vėlgi reikia turėti omenyje, kad dronai skrenda apie 200 km/h greičiu. Tai jisai tą 30 km praskristų per keletą minučių. Tai visa akustinių radarų sistema jį spėtų lokalizuoti, bet kada jau būtų duomenys perduodami, jo trajektorija nukreipta, jau jisai būtų praktiškai dronas Vilniuje. Tai ten reakcijos laikas būtų minimalus. Visas tas aktyvuot perėmimo sistemas, numušimo sistemas, vis tiek jom reikalingas laikas minimalus. Nu, ta prasme, droną pakelt nuo žemės vis tiek minimaliai bent 3 minučių reikia. Jeigu mes kalbam apie kažkokias kitas sistemas, kurios nebūtų visą laiką įjungtos prie akumuliatorių, prie baterijų, prie generatorių ir reiktų visą tą sistemą sujungti, vis tiek 10 minučių užtruktų. Tai yra per mažas laiko tarpas nuo sienos iki Vilniaus, kad spėt sureaguoti. Tai čia tuo atveju jau stebėjimą reikia vykdyti Baltarusijos pusėje, o žemai skrendančių objektų, kurie skrenda 50-60 metrų aukštyje, dėl žemės išlenkimo antžeminiai radarai jie nesugeba pamatyti. O VAX lėktuvas jisai mato iš viršaus ir gerokai didesnį atstumą. Tai čia kažkas panašaus, ar ne, kaip Ukrainoje, kai yra ten tie pafrontės rajonai, kuriuos kari gauna žmonės įspėjimus, bet vis tiek tai yra jau nespėja per mažas atstumas, ar ne, nuo pasienio. Taip, tai mūsų yra skirtumai tokie, kad Ukrainoje nėra didelių miestų, kurie būtų taip arti prie sienos ir tokių svarbių miestų. Dabar, pavyzdžiui, yra pafrontės miestai tokie kaip Zaporižė, tai Zaporižė tikrai priima labai daug dronų ir nelabai ką su jais gali padaryti. Aš pats esu buvęs Zaporižėje, tai į miesto centrą skrenda šachedai ir nelabai yra priemonių, nes tiesiog atstumas per mažas sureaguoti. Tai bet vėlgi reikia turėti omenyje, kad Ukrainoje karo padėtis ir tenais parengtis visai kitas lygis, ta prasme, ten visą laiką yra visi radarai budėjimo režime ir tų sistemų yra gerokai daugiau. Tai, ir vėl, Ukraina tą sistemą diegia ne 1 metus, tai mes čia turim klausimą, kad sistema buvo testuojama, diegiama po truputį etapais ir jinai vis pildėsi. Tai aš nesakau, kad tai neįmanoma, aš tik tai sakau, kad pavyzdžiui visos radioelektroninės kovos priemonės, kurias irgi naudoja Ukraina, mes irgi galėtumėm jas įsidiegti, bet tas diegimas kainuoja labai labai brangiai, labai didelius pinigus, užtrunka labai daug laiko. Čia nėra taip, kad net ir turint pinigų mes galėtumėm nusipirkti. Mes dabar nenusipirksim staigiai ten, pavyzdžiui, kokių 300 radioelektroninės kovos priemonių ar ten 300 tų detektorių akustinių, jos įsistatyti, bet vėlgi jau dabar, pavyzdžiui, radioelektroninės kovos priemonės, jau jos po truputėlį praranda aktualumą, jau jų naudingumo pikas jau yra praėjęs. Jau dabar dronai daugiau remiasi net ne GPS signalų, daugiau remiasi inercinė sistema. Tai visą tą didžiulę sistemą mes galim sukurti, išleisti labai daug pinigų, prisistatyti, išmokyti personalą, tam tikrai daugiau negu metų reikia. Ir gali taip būti, kad tas sistemos efektyvumas jau bus nebeaktualus, kai mes ją turėsim. Tai va čia yra tokie niuansai. Ir šiaip aišku pasakyti dabar, kad ar mes gerai susitvarkėm, tai tikrai ne, mes nesusitvarkėm, tie dronai praskrido, nelabai jų kas matė. Tai, bet, aš noriu pasakyti, O kas tau atrodo, Šarūnai, atsiprašau, kad pertraukiau, kas tau atrodo, kad kurie tie rodo, imkim, veiksmai, arba kaip tik kažkas nepadaryta, kad mes susitvarkėm negeriausiai, taip galima pasakyti? Tai akivaizdu, kad pirmas dalykas, mes nedetektavom normaliai tų dronų, jau jie įskrido kažkurio momentu, buvo užfiksuoti, paskui prarado, nežinojo, neišsiuntė pranešimų, ten kažkur sirenos nesuveikė. Tai vėlgi, jeigu mes turėtumėm plataus poveikio ir plačiai matančią oro gynybos sistemą, kuri detektuotų, tai mes galėtumėm aiškiai visą trajektoriją drono sekti ir žinot, kur jisai skrenda. Ir galbūt ten visai nereikia oro pavojaus tų žinučių išsiuntinėti Vilniaus gyventojams, jeigu tas dronas jisai kažkur skrenda į kitą pusę. Tai, be abejo, kad sistema, jinai nėra tobulai veikianti. Ir aš nemanau, kad apskritai, išskyrus Ukrainą, yra pasaulyje valstybė, kuri turėtų tobulai veikiančią sistemą. Net ir Ukrainos sistema nėra veikianti tobulai, irgi daug prasileidžia ir irgi daug taikinių dronų papuola į taikinius. Tai mes galim imti antrą valstybę Rusiją, kuri kariauja ir irgi nelabai kas gaunasi. Bet pavyzdžiui, jeigu mes imtumėm pavyzdį amerikiečių, kurie dabar su Iranu kovoja, tai jie vis tik tai ne ukrainietiškom priemonėm, o NATO priemonėm visai neblogai su tais dronais susitvarkė, tai dronus numušinėjo lėktuvais.
Nu jo, tik tai tas kainuoja, bet grįžtant prie mūsų, mes po truputėlį pereisim prie tos kovos su dronais, bet užbaigiant tai, kaip mes reagavom čia, Šarūnai, kaip tau pačiam atrodo, ar ne, esam ir su tavim ne kartą šnekėję ir tu daug kartų šnekėjęs apie tai, kad na, civilinė sauga yra pakankamai svarbus dalykas, ypač kai mes šnekam apie tai, kaip na, oro visokiais antskrydžiais tiek Ukrainoje pavyzdys ar nenaikinami yra pastatai, žmonės turi kur slėptis, o pas mus šitas dronų atvejis parodė pagaliau, kad na, slėptuvės, prieglaudos yra svarbus dalykas. Tai žiūrėkit, apskritai, jeigu kalbant reakciją, tai aš turbūt visą tą skaidyčiau į 3 pagrindinės temas. Tai pirmoji tema yra karinė, tai yra dronų aptikimas ir neutralizavimas. Nu, tai akivaizdu, kad šita sistema pas mus neveikia, bet aš paaiškinau, kodėl ir mes galim ją padaryti, kad veiktų, bet tiesiog mūsų gynybos biudžeto prioritetai turėtų būti kitokie ir suinvestavus daug pinigų yra rizika, kad jisai nepasiteisins. Kitas etapas tai yra visa žmonių, civilių ir kariuomenės informavimo sistema. Tai šita sistema, aš sakyčiau, kad jinai turbūt suveikė arti to, ką mes galim sakyti, kad rezultatas būtų teigiamas. Iš esmės, tik tai buvo užfiksuotas pirminiais radarais, kad jisai skrido į Lietuvos teritoriją. Ten maždaug 5 minučių bėgė kariuomenė, buvo pakeltas lygis ir kariuomenė pradėjo ruoštis. Ir ten vėl po keliolika minučių civiliai, kurie papuolė į to drono trajektoriją, gavo pranešimus į mobilius telefonus. Tai aš sakyčiau, kad ta įspėjimo informavimo sistema, mes galim sakyti, kad jinai veikia, gal ten dar ją truputėlį šlifuoti reiktų tam tikrus algoritmus. Kad nejungia sirenų, tai aš gal sakyčiau, kad čia yra teigiamas visai dalykas, nes apskritai, kaip pasirodė, kad neturint 100% įsitikinimo, kad Vilniaus gyventojams kilo pavojus, jungus sirenas visas miestas būtų dar labiau paralyžiuotas. Jau dabar su pranešimais miestas buvo paralyžiuotas, bet jungus sirenas būtų dar labiau. Tai gal vėlgi naudos ir kaštų santykis čia gal truputėlį nepamatuotas. Kalbant apie trečią etapą, tai kas toliau daroma su žmonėmis, kurie reaguoja į oro pavojus. Tai aš sakyčiau, kad šita vieta niekas nepasikeitė per 30 metų. Aš negaliu sakyti, kad reiktų kritikuoti civilinės gynybos sistemą, nes kad kritikuoti turi būti kritikos objektas, dabar jo nėra. Ta prasme, tai, kas dabar yra, aš iš viso nevadinčiau, kad tai yra civilinė saugos sistema. Ir aš netgi pasakyčiau, kad yra priešingai. Ta sistema kūrė žmonės, padarė labai didelį nusikaltimą. Ir tie žmonės, kurie tą sistemą dabar pristato kaip tai esančią, tai aš mano giliu įsitikinimu, tie žmonės turėtų sėsti į kalėjimą labai labai ilgiems metams. Ir arba ten yra blogai sukurta, arba yra blogai veikianti, nes jeigu mes imėm karo pavyzdžius, kuomet rusai atakuoja civilinius objektus ir sąmoningai pasirenka aukštos vertės civilinius objektus, o su mūsų dabartinė civilinės gynybos sistema yra būtent kuriami aukštos vertės civiliniai taikiniai. Tai yra, kai į neapsaugotas patalpas yra sukaupiama didelis kiekis žmonių. Jeigu ten yra civilinės saugos objektai tokie kaip požeminiai kažkokie, tai viskas yra su jais gerai. Vėlgi ten reikia žiūrėti, ar jie yra tinkami pritaikyti, ar yra žmonėm buvimo sąlygos, ar yra ventiliacijos sistema, ar yra atsarginis išėjimas, jeigu vienas užgriūna, ar yra atsarginis rezervinis akumuliatorius ten, ar kažkokia energijos tiekimas. Tad čia yra tokie niuansai, kur jos galima būtų kritikuoti, jeigu būtų visa sistema. Bet negalime mes kritikuoti ir svarstyti apskritai tokių dalykų, kaip į visiškai neapsaugotą pastatą, tarkime, mokyklos, akto ar sporto salė, kur yra ne tik, kad neapsaugotas, yra didžiulės masyvios konstrukcijos, kurios griūdamos visos vienu metu suspaustų visus žmonės, kur yra didžiuliai atviri langai, kurie praleistų visas skeveldras, visus stiklus, jeigu šalia būtų sprogimas, supūstų į vietą. Iš esmės ir į tokį neapsaugotą pastatą yra koncentruojama keli šimtai žmonių į vieną vietą. Tai Rusijos akimis tai yra labai aukštos vertės taikinys, kuris yra sukuriamas mūsų pačių rankomis. Tai jeigu rusai atakuotų miestą iš tikrųjų dronais, taip kaip atakuoja Ukrainoje, tai mes nieko nedarydami turėtume mažiau aukų, negu turėdami tokią civilinės gynybos sistemą.
Bet tai Šarūnai, ką tai reiškia, kad mes iš esmės, iš principo neteisingai dirbame su tam tikrais dalykais? Pavyzdžiui, ar ne, jeigu mes vaikus, pagrinde visi buvo vaikai arba suvedami ten kažkur į koridorius, arba atitraukiami nuo langų, kai kuriuose mokyklose tikrai žinau, ten buvo, nebuvo galimybė atitraukti labai toli nuo langų, tiesiog buvo šalia sienų jie pastatyti, bet stiklai ten tikrai būtų skridę didžiausiu atstumu. Ką tai rodo, kad gal mes iš principo turėtume pakeisti savo įsitikinimą ir vaikus kaip tik išleisti iš tokių pastatų? Aš manau, kad mes turėtumėm vis tik tai prie to klausimo grįžti iš esmės ir pagaliau imtis iniciatyvos ir daryti tai, ko mes nepadarėm per pastarosius 30 metų. Tiesiog mums reikia nebandyti dabar kažkaip dangstytis ir bandyti su vienu figos lapeliu uždengti kelių milijonų žmonių, o iš tikrųjų pradėti žiūrėti tą klausimą iš esmės ir pradėti įrenginėti civilinės gynybos visus priemonės, objektus taip, kaip jie turi būti įrengti, taip, kaip jie priklauso. Nes jeigu mes bandysim taip pritempinėti, ten kažkaip bandyti gal viena salė, gal kita salė, o gal salė, o jeigu užuolaidos užtrauktos, o jeigu atitrauktos, mes ne tuo keliu einame, mes vis tiek niekur nuo to nesidėsim, anksčiau ir vėliau mums reikalingas bus sukurti mechanizmas ir finansavimas, kad vis tiek padaryti taip, kaip priklauso. Ar rūsius pritaikyti, ar statyti tiesiog kaip atskirus objektus, ar pastatuose statybos reglamentą pakeisti, kad kaip Izraelyje būtų privaloma saugos kambarys pastate, arba galų gale padaryti, kad kiekvienas naujas statinys, kuris yra statomas, jisai privalo turėti bunkerį slėptuvę. Čia vėlgi yra statybos reglamento klausimas, nes pagal įstatymus dabar civiliai negali turėti slėptuvių, civiliai gali naudotis tik tai priedangomis, o slėptuvės yra tik tai Seimo nariams ir valdininkams įvairiems, nes yra kita kategorija apsauginio statinio. Tai čia pas mus dar įstatymai yra problemų, bet čia, kuo mes ilgiau šito klausimo sprendimą atidėliosime, tuo jį bus išspręs sunkiau, nes tuo bus brangiau, tuo bus kaina statybų didesnė, tuo bus sunkiau rasti laisvą vietą kažkur, kur įkasti, tuo bus daugiau privatizuotų rūsių, tuo bus tų pačių rūsių kaina didesnė, kai pradės čia išpirkinėti. Tarsi mes atidėliodami tą problemą tik tai ją giliname ir branginame. Bet Šarūnai, aš buvau užsirašęs klausimą, ko labiausiai trūksta, kai mes kalbame apie civilinę saugą, kaip suprantu, jis toks truputėlį beprasmis tas klausimas, nes trūksta visko. Trūksta iš esmės civilinės saugos, civilinės gynybos trūksta, nes, čia vienintelį, aš gal pasakyčiau pavyzdį, gal teigiamas, kiek aš žinau, tai vienintelis, tai yra vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kuri tam kažkiek tai skiria dėmesio, tai Kauno rajono savivaldybė, kuri skiria finansavimą daugiabučiuose namuose, skiria po 5 000 eurų, kad gyventojai savo lėšomis įsirengtų tą slėptuvę, priedangą tokią ir dar savivaldybė duoda 5 000 eurų. Tai va čia vienintelė iniciatyva ir iš tikrųjų jau yra Kauno rajono savivaldybė, privačiuose namuose jau yra rūsiuose įrengta keletą tokių patalpų, bet mes kalbam apie 2 ar 3, kurios jau yra pilnai sutvarkytos ir įrengtos. Tai Lietuvos mastu čia yra apie nieką. Bet bent tiek, pagiriamas žodis vienai savivaldybei. Bet gerai, bet apie tas slėptuvės, ar nešnekam apie civilinę saugą, šiaip tai yra labai brangus dalykas ir tokiai mažai valstybei greitai susitvarkyti, tai yra didžiuliai pinigai ir klausimas, ar įmanoma ten per 3-4 metus tą padaryti. Čia turbūt reikia, daugelio metų rezultatas, kaip kokiai Suomijai. Teisingai? Vėlgi čia kaip žiūrėsi, turint omenyje apskritai bendrai, kokios yra savivaldybių išlaidos ir kokiu pagrindu ir kokią naudą atneša tos išlaidos, tai jeigu perskaičius prioritetus, čia nėra kosminiai pinigai. Ta prasme, tą vieną tokią slėptuvę prie vieno daugiabučio, galima į ten už 50 000 eurų įrengti, net ne daugiabučio rūsyje, o tiesiog kieme kažkur įkastą požeminį statinį atskirą. Aišku, yra klausimas papildomas ten eksploatavimo išlaidos ir taip toliau, bet ta prasme mes nekalbam apie kažkokius kosminius pinigus. Ir jeigu savivaldybė, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė, gali sau leisti statyti nacionalinį stadioną 30 metų, tai jeigu tie pinigai, kurie nuolat leidžiami stadionų, įskaitant ir tos praloštus 40 milijonų, tai aš esu įsitikinęs, kad jau Vilnius būtų pilnai apsaugotas ir būtų pilna civilinės gynybos sistema jau įkurta. Ta prasme, tikrai išlaidų yra nepagrįstų ir jų labai dideli skaičiai. Aš jau nekalbu ten apie visokių programų finansavimą, visokių viešųjų įstaigų ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, savivaldybių išlaidų eilutės yra tikrai labai didelės ir ten perskaičius pinigus galima dalį tų pinigų skirti saugumui žmonių tikrai laisvai.
Nu jo, nes kitaip sakant, mes įsivaizduojam, kad gyvenam taikos sąlygomis ir mums nereikia čia, o to atskridę dronai parodo, kad gal ne visai čia ir taika. Tarpinis variantas gali būti. Bet Šarūnai, o kaip ukrainiečiai saugosi nuo dronų? Nu, pavyzdžiui, kai aš buvau prieš porą mėnesių Ukrainoje, ten Dnipro mieste nuvažiavom į mokyklą, ten mokyklos direktorė aiškino, kad, pavyzdžiui, pas juos yra ten, nu, ir jie turi rusius taip ir toliau, bet neleidžia mokiniams mokytis 4., 5. ir taip toliau aukštose, jeigu tokių yra. 3. aukštas maksimum, sako, kad vaikai spėtų nusileisti į rusius. Kokie yra tie ukrainiečių tokie, na, paprasti, kažkokie išmokti tie būdai, kaip apsisaugot nuo dronų? Tai turbūt vienas pagrindinių ir tokių ryškiausių pavyzdžių, tik tai jų nėra daug, kur yra ištisos mokyklos, yra įrengtos po žeme. Tose miestuose, kurie jau yra arčiau fronto, kur yra didesnė rizika skridimo, ar tie miestai, kurie labiau yra atakuojami, ar turi mažesnę oro gynybos sistemą, nu, ne tokie kaip Kijevas. Kijevas gerą sistemą turi oro gynybos. Tai aš esu matęs, kur yra tiesiog mokyklų kiemuose įrengti didžiuliai požeminiai bunkeriai ir visos pamokos vedamos būtent tuose bunkeriuose tada, kada yra didesnė tikimybė, kad gali kažkas atskrist. Kada yra ramus laikas, kada nėra įspėjimo apie planuojamus kažkokius antskrydžius, tada pamokos vyksta mokyklose. Taip kaip tu sakai, viršutiniuose aukštuose dažniausiai nebūna, tam, kad reikalo esant spėtų žmonės pabėgti iš tų mokyklų. Bet tai tokių yra pavyzdžių. Ir net ir tos senos mokyklos, kurios turėjo kažkokius rusius ar slėptuvės, tai jos yra pritaikytos, naudojamos ir ten pilnai viskas įrengta. Ir gyvenamose namuose, kur buvo senos tos slėptuvės ir Rusija, jie yra irgi įrengti. Vėlgi, jeigu mes kalbam apie tokius miestus didesnius kaip Kijevas, tai Kijeve yra didžiulė metro sistema. Tai metro sistema jau pati savaime yra vienas didžiulis po visų miestų esantis bunkeris. Tai tose metro stotyse ten tikrai labai daug žmonių renkasi, koncentruojasi, ypač tie, kurie tuo metu yra toli nuo savo įprastų vietų, kurie žino, kur yra kažkokie bunkeriai, namai ar jų darbovietės ar panašiai. Tai, akivaizdu, kad mes metro sistemos nesukursime visoje Lietuvoje, kad būtų kur slėptis, bet šiaip pasauliniu mastu tai metro yra pritaikoma. Ir aš netgi dabar ne per seniausiai mačiau straipsnį, kur buvo parašyta, kad Didžiojoje Britanijoje, berods Londone, viena nenaudojama apleista metro stotis yra padaryta, įrengta ten NATO kažkoks štabas padarytas, giliai esančios metro stotis. Tai, tokių pavyzdžių yra daug, bet čia bėda, kad mes nelabai iš tų pavyzdžių mokomės. Bet šiaip Šarūnai, ukrainiečiai turbūt irgi ten slėptuvių baisiai daug neturi, kaip įprastai žmonės ten saugosi, neskaitant imkim Kijevo metro, bet šiaip kituose miestuose, ar ten iš viso žmonės saugosi, pradėkim nuo to. Tai jo, čia yra keli niuansai. Šiaip tų slėptuvių karui prasidėjus jų kaip ir pas mus, jų buvo likusių nuo sovietmečio ir tose gamyklose ir gyvenamose pastatuose, kurie buvo, tai jos tos slėptuvės tiesiog buvo atvertos, įrengtos ir padarytos, kad būtų galima naudotis. Kaip aš jau minėjau, buvo naujų pristatyta, kaip, pavyzdžiui, visa mokykla gali veikti tiesiog po žeme. Miestuose, gatvėse buvo pristatyta, pavyzdžiui, toks miestas, imkim, kur dažnai apšaudomas Kramatorskas, tai tiesiog pačiame mieste yra pristatyta daug gelžbetoninių statinių tam, kad gatvėje esantys žmonės turėtų kur greitai pasislėpti. Tokie netoli autobusų stotelių, kažkur sankryžose, kur daugiau yra žmonių gatvėse vaikštančius, daug didesnis žmonių judėjimas, tai tokie, maždaug gal garažo dydžio tokie gelžbetoniniai statiniai sustatyti gatvėse, kad reikalo esant galėtų greit žmonės ten subėgti. Aišku, toksai statinys jisai neapsaugotų nuo tiesioginio pataikymo, bet jeigu kažkur netoli sprogimas, tai skeveldros skrenda gana toli, tai toksai bunkeris jisai labai smarkiai apsaugotų, ta prasme, ten ne tik nuo sužeidimų, ten gyvybės gali išgelbėti, toksai bunkeris, tai tokių pavyzdžių yra. Kitas klausimas, teisinga tavo pastebėjimas, kad jau 5 karo metai ir žmonių budrumas yra ganėtinai atbukęs ir tikrai nedaug žmonių palygint su to, kiek seniau būdavo, tai dabar jau nėra taip, kad jeigu naktį oro sirena 2 kartus, tai 2 kartus visi bėga į rūsį slėptis. Ne, retas, kuris bėga bent 1 kartą, vis tiek dauguma žmonių lieka savo vietose. Bet vėlgi reikia turėti omenyje, kad bendras procentas pataikymų ir, ta prasme, atskrenda rusai, paleidžia ten kelis šimtus dronų ir iš tų dronų ten vos keli dronai tik tai pataiko į taikinius, tai man, pavyzdžiui, Kijevą, kuriame iki karo gyveno apie 4 milijonai žmonių, dabar gyvena apie 6 milijonų žmonių. Jeigu per tą dieną Kijeve žūsta 4 žmonės, tai imant bendrą turbūt statistiką, tai yra mažiau negu kad tam pačiam Kijeve per dieną avarijose žūsta. Tai vėlgi tą reikia turėti omenyje, bet vis tiek nežiūrint to, aš manau, kad reikalinga vieta, kur slėptis ir aš tai nepateisinu tokio
galbūt atsainaus požiūrio, kad žmonės nesislepia oro pavojaus metu. Jo, kažkaip tik Kijeve buvau tuo metu, kai buvo NATO generalinis sekretorius atvažiavęs, ten kaip tik buvo toks didesnis pavojus, ten daugiau tų dronų buvo, bet Kijeve, kai vaikštai, tuo metu, kai pavojus paskelbtas, tu net nesupranti, kad jis paskelbtas, nes žmonės vaikšto, mašinos važinėja, viskas kaip buvę. Čia ne kaip pas mus, aišku, mums tie pirmieji kartai visai kitokie. Bet Šarūnai, nueinant jau nuo civilinės saugos, perinant prie to, kaip mes čia ginamės nuo tų dronų, kaip tau atrodo, kodėl mes, jau ar ne, vyksta jau ne pirmi metai karo Ukrainoje, kai kariaujama dronais, kodėl mes, lietuviai, taip patys Latvijai su estais iki šiol nesame pasirengę gynybai prieš dronus? Aš į šitą klausimą negaliu atsakyti, kodėl, aš jį galiu tik tai kritikuoti. Tai mes neturime nei dronų pajėgų specializuotų. Dabar tiesa, jau kariuomenė berods prieš gal porą savaičių čia paskelbė, kad jau yra įkurtas specializuotas dronų specializuotos pajėgos, bet iš esmės taip, mane piktina ir trikdo labai atsainus požiūris, kad mes neturime 5 karo metais jokių priemonių. Nu, dar tik tai dabar pradedama yra kurti po tos pajėgos ir tik tai dabar pradedama maždaug dairytis, bet vėlgi turint omenyje Lietuvos viešųjų pirkimų niuansus, tai vien tik tai pirkimo sąlygom parengti reikia turbūt daugiau negu metų. Tai pagal taip, kaip atrodo, kad mes jeigu ir turėsime kažkada kažkokias priemonės, tai jau jos bus morališkai pasenusios ir nebeaktualios. O kodėl tas nėra daroma, aš negaliu atsakyti. Reiktų turbūt klausti bent kiek ten tų jau per tą laikotarpį pasikeitė 5 krašto apsaugos ministrai, kurie kaip ir gal turėjo užsiimti tuo ir inicijuoti. Nežinau, negaliu pasakyti, kodėl krašto apsaugos ministerija nenurodė kariuomeniai tokių plėtros gairių. Aš tą suprantu, Šarūnai, bet, pavyzdžiui, man iš šono stebint, kartais atrodo, kad mums, nes čia reiktų žiūrėti ir politikus, pareigūnus atsakingus už mūsų nacionalinį saugumą, kartais atrodo, kad, na, žmonės arba netiki, kad tas karas gali būti Lietuvoje, arba galvoja, nu, kad čia galbūt ne jo atsakomybė pas vieną. Kitiems atrodo, kad čia yra NATO sąjungininkai, kurie apgins ir mums čia nebaisiai reikia patiems investuoti. Atrodo, kad kažkas kitas padarys, bet ne mes patys. Ir nu, taip ir nustumėm tą atsakomybę iš šono. Kaip Tai pačiam čia koks gal- vaizdas susidaro? Jo, tai čia turbūt gal taip ir yra. Vėlgi visą laiką, kaip yra kažkas, kas neva tai yra aukščiau, tai visi tikisi, kad tas aukščiau esantis išspręs. Nu, tai mes esame dabar NATO pajėgų sudėtyje ir iš esmės aš įsivaizduoju, kad visi tikisi, kad laukia tiesiog iš NATO kažkokių žemyn leidžiamų sprendimų ir jeigu NATO to klausimu nieko nedaro, nu, tai reiškia, mes irgi nieko nedarom. O iš kitos pusės, tai aš matau turbūt, nu, gal dabar jau situacija keičiasi, bet anksčiau tai aš tiesiog mačiau labai didelę kompetencijos stoką. Ir tokį galbūt atsainų požiūrį į tos kompetencijos kėlimą. Čia turbūt buvo didelė problema, nes tiesiog nebuvo žmonių, atsakingų žmonių, kurie norėtų daryti pokyčius ir kurie žinotų, kokių ir kaip reikia daryti. Ir tiesiog, nu, nežinau, tingėjo gal nuvažiuoti į Ukrainą pasikalbėti, pasidomėti. Dabar jau kaip kelinti metai visuomenės spaudimas auga, nu, jie tiesiog jau nebeturi variantų. Tai dabar ir kariuomenė truputėlį pajudėjo, na ir aš tikiuosi, kad ir politikai. Na, šiaip aš gal sakyčiau, čia didžiausias turbūt poslinkis buvo padarytas, kuomet Kasčiūnas buvo krašto apsaugos ministras. Tai tada daug buvo pradėta tokių iniciatyvų, kurios kažkokį tą judesį parodė. Dabar, nu, lyg tai tas pats vektorius yra laikomasi, tik tai gal greičio trūksta. Bet žiūrėk, nežinau, gal pačiam teko girdėti krašto apsaugos ministras ir premjerė darė spaudos konferenciją, galvoju tik tai 2 ar 1 dieną, nebepamenu, praėjusią savaitę. Ir aiškino, kad, na, bus perkamos sistemos, kad jos bus instaliuojamas, skiriami pinigai. Aišku, mes panašiai girdėjome ir praėjusią Liepą, kai buvo įskridęs porą dronų. Pačiam, kaip atrodo, gal teko girdėti apie tas sistemas, ar jos jau būtų tos, kurios pagelbėtų mums? Bent jau tos dronus nustatyti, kada atskrenda jie. Taip, aš žinau, kad yra po praeito dronų įskridimo, gal dar netgi truputėlį anksčiau buvo sudaryti planai, kaip gintis nuo dronų ir tos priemonės buvo suplanuotos, jos buvo įtrauktos ir jos užsakytos yra. Čia yra problema kita, kad kiekvieną kartą, kai įskrenda dronas, visi užduoda tos klausimus, kada bus ir tas klausimas vis iš naujo iškeliamas, bet iš esmės priemonės yra užsakytos, tiesiog reikia laukti, kol jos bus pagamintos, kol jos atvažiuos. Ir netgi jau kai mes gausim, jas Lietuva gaus, vis tiek dar užtruks laiko jas integruoti į mūsų gynybos sistemą, užtruks laiko paruošti personalą, apmokyti. Vis tiek mes kalbam dabar, kad
to turimo personalo neužteks, reikės ieškoti naujų žmonių. Tai kariuomenė rūpinasi dabar to, bet ta prasme mes čia susidurėm su tokiais, atrodo paprastas klausimas, reikia nupirkti, bet ne, tai nupirkus reikia pastatyti pastatus, kur mes tos dalykus sandėliuosim. Reikia yra žmonių, reikia mokyti personalą, reikia pastatyti kareivinės, kur mes tos žmonės laikysim. Kariuomenė neturi kareivinėms sklypų, reikia keisti detaliuosius planus, reikia gauti žemės sklypus. Nu, ta prasme, tada projektavimas prasideda, statybos leidimai ir čia viskas tęsis. Ta sistema yra labai didelė. Čia gal atrodo paprastai, nusipirkom, pastatėm, viskas turi veikti, bet realiai, kad ta sistema jinai pradėtų veikti, reikalingas labai didelis įdirbis ir tas įdirbis jau jisai yra daromas, bet aš kaip pavyzdys, mūsų lietuviškos viešųjų pirkimų visos procedūros yra labai gremėzdiškos ir jos galbūt tinkamos pirkti ten, nežinau, spausdintuvų popierių į savivaldybės biurus, bet jisai visiškai nėra ta sistema tinkama įsigyti kariniam įsigijimams. Mes virš metų rašom viešųjų pirkimų sąlygas, tada vyksta konkursas, tada tą konkursą kažkas apskundžia, tada tas apskūstas konkursas dar 6 kokius mėnesius tamposi, tada kažkas pastato, tada vėl apskundžia, tada sertifikavimas, ir taip toliau. Ir tos procedūros, aš tai vadinu biurokratiniam diversijom ir biurokratiniais diversantais, tos žmonės, kurie sukuria tokias biurokratinės procedūras ir paskui juose įsisuka. Tai čia šitoje vietoje turbūt reiktų pradėti nuo įstatymų pakeitimų ir tas visas gynybinės procedūras supaprastinti. Aišku, yra rizika, kad ten mes turėsim kaip valstybė kažkokių tai praradimų, bet reikia turėti omenyje ir įsivertinti tą kainą ir priimti, kad kažkas bus netinkamai padaryta, kažkas bus netinkamai su vadybininkas, kažkas bus netinkamai nupirkta ir kad vis tiek reikia turėti omenyje, kad apie 30% tų išleistų pinigų, gal ne 30, gal 10% bus išleista vėjais, nes bus netinkamai kažkas padaryta dėl skubumo procedūrų. Tai čia mes turim rinktis, arba mes su procedūrom teisingom tampomės keletą metų ir galbūt mūsų praradimai tų pinigų netikslingų išleidimo bus gal 5%, arba mes prisimam didesnę riziką, paprastinam procedūras ir mūsų praradimai bus ten tarkim 10% netikslingai išleistų pinigų. Tai čia vėlgi, bet aš nežinau, kas tą tokią atsakomybę galėtų prisimti ir kas galėtų nuspręsti. Tai politikai turėtų tą daryti, žmonės, kurie yra atsakingi už tos dalykus, bet tai reikia tam tai jo, bet tai pokyčio. kuris politikas Gerai. dabar sakytų, kuris politikas sakys, gerai, žiūrėkit, aš prisimu atsakomybę, dabar mes suprastam procedūras, bet mes prarasim apie 10% visų pinigų. Tam politikui čia būtų politinės mirties nuosprendis, jisai jau turbūt nebegalėtų grįžti daugiau į politinę areną. Galbūt, bet gal žmonės suprastų, nereikia taip gal nuvertinti, bet gerai, einam truputėlį nuo to politinio prie to karinio veiksmo. Kaip Šarūnai atrodo, ar šita situacija tau dabar parodė, kad NATO šalis, tiek mes, Lietuviai, tiek Latvija, Estai, ar tai būtų Lenkai, kurie ten pernai irgi tą patį parodė, kad mes nesam pasirengę gynybai prieš dronus, neįvertinom šito fakto ir tai yra viena silpnųjų mūsų NATO šalių vietų. Tai aš net nesakyčiau gal, kad čia šitos valstybės, Lietuva, Latvija ir Estija, apskritai visas pasaulis, įskaitant NATO ir visas kitas kariuomenės, nebuvo pasiruošęs. Ir čia paprastas dalykas. Nei viena pasaulio kariuomenė, nei vieno pasaulinio karo, ne pasaulinio, bet pasaulyje esančio karo metu niekada nebuvo pasiruošusi. Ir lygiai taip pat kaip pirmo pasaulinio karo metu game changeris buvo artilerija, antro pasaulinio karo metu game changeris buvo aviacija, lygiai dabar taip šito karo metu, plataus masto labai didžiulio karo metu game changeris yra dronai. Tai nei vieno karo metu niekada niekas nebuvo pasiruošę ir visas progresas vyko karo metu, bet pagrindinis progresas vyko jau pasibaigus karui. Tai ne viena kariuomenė nėra dabar pasiruošusi kariauti dronais, išskyrus tas 2 kariuomenės, kurios kariauja, tai yra Rusija, Ukraina, bet ir tai visas progresas vyksta eigoje. Tai nebuvo karo pradžioje pasiruošę. Ir dabar vėlgi visas progresas, vienos priemonės atsiranda kontrpriemonės, tada atsiranda tų kontrpriemonių veikimas ir taip toliau. Progresas yra milžiniškas. Ir aš
net negalėčiau sakyti, kad mes dabar turim aklai betodiriškai perimti Ukrainos patirtį, nes kol mes tą Ukrainos patirtį perimsim, jinai jau bus pasenus ir nebeaktuali. Aš grįžtu iš Ukrainos kas 2-3 mėnesius ir aš jau galiu sakyti, kad mums reikia perrašyti mūsų karinę doktriną. Nes, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį logistika dar buvo vykdoma pikapais, gruodžio mėnesį jau buvo vykdoma antžeminiais dronais, sausio mėnesį, vasario mėnesį logistika jau vykdoma oro dronais. Visi kroviniai pristatomi tiesiog krovininiais dronais. Tai va čia yra toksai vykęs progresas ir mums reiktų perrašyti visą karinę doktriną, suplanuoti, sugalvoti, kaip mes karo metu vykdysim logistikos visą mechanizmą. Mes per 3 mėnesius perrašom, išsiuntinėjom mokymo įstaigos, Lietuvos kariuomenės mokykla, karo akademija, diegia naujoves, grįžta ekspertai iš Ukrainos po 3 mėnesių, sako, viskas, hebra, visus dokumentus plėšom, reikia viską perdaryti iš esmės. Tai tas toksai patirties perėmimas, jisai ateina, bet jisai ateina etapais ir mes negalim tokių greičių integruotis. Ir taip, faktas taip, kad ne viena pasaulio kariuomenė nėra pasiruošusi šiuolaikiniam karui. Ir tai buvo per visą karybos istoriją. Bet nežinau kaip tau, Šarūnai, bet man pasirodė keista, kai NATO vadas Europoje, Sekiūras, taip vadinamas Aleksas Grinkevičius, džiaugiasi, kad Estijoje naikintuvų buvo numuštas dronas. Kai pagalvoju, kad tai yra truputėlį, ne su tom priemonėm kovojama, nors šnekėjom pačioj pradžiai, kad jos gali būti efektyvios, kai mes neturim sistemos, bet gal dėl to džiaugtis nereikėtų, o galvoti, kaip mums vis dėlto kovoti su tais dronais. Žiūrėk, tai čia iš esmės tai ir buvo sukovota su dronais. Čia visai ką klausimas yra resursų, kokiais resursais yra geriausia kovoti. Tai dabartiniam sąlygom aš esu įsitikinęs, kad tai yra pats optimaliausias resursas. Taip, viena raketa yra brangi, taip, ją paleisti ir kelt naikintuvą dėl vieno drono yra brangu, bet jeigu tas dronas sugriaus pastatą arba bus žmonių aukos, tai bus gerokai nelabai išeina sulyginti tokių dalykų, bet mums sukurti sistemą kainuotų kelis šimtus kartų brangiau ir laiko užtruktų. Tai kai reikia reaguoti čia ir dabar, tai NATO taip reaguoja tuo, ką turi. Ir ta sistema, kuri dabar yra, jinai yra efektyvi būtent prie tokių kiekių. Nes aš jau kaip minėjau, kad mums sukurti sistemą, ją išlaikyti, vien tik tai personalo atlyginimam reiktų per mėnesį 3 milijonų eurų. Dabar įskrido per 2 metus 4 dronai. 4 dronus numušt, mes su raketom būtumėm išleidę gal 2 milijonus. Tai ta prasme net nei vieno mėnesio atlyginimų nebūtų. Apie aptikimo sistemas radarų, taip, čia yra kitas klausimas ir aš manau, kad tas aptikimų sistemas mums reikia diegti ir turėtų būti diegiamos. Taip, čia tas pats, ar tau reikia išsinuomoti automobilį ten 4 kartus per metus, ar tu nuolat perki, ir moki ir už draudimą, ir už padangas ir taip toliau. Šitoje vietoje logikos yra, suprantu. Bet žiūrėk, bet klausimas toks, nežinau, kaip gal tu žinai atsakymą. Estijai naikintuvas numušė droną ar nepakilęs, Lietuvoje jo net neaptiko. Sakė, buvo pakėlęs, bet nerado. Čia normalu, ar gal to drono net nebuvo pas mus Lietuvoje, jeigu naikintuvas neaptiko? Čia gal, ta prasme, čia vėlgi skirtumas tas, kad Estija, Latvija naudoja iš esmės tas pačias aptikimo sistemas. Čia tik tai gal skirtumas toksai, kiekių valstybė turi ir ar tos sistemos tuo metu buvo aktyvios ir naudojamos. Dar yra kitas niuansas, kodėl, pavyzdžiui, vienoje valstybėje pavyksta numušti droną, kitoje valstybėje nepavyksta. Tai reikia turėti omenyje, kad pačios išeities sąlygos gali būti skirtingos. Galbūt vienu metu vienas dronas įskrido į vienos valstybės teritoriją, ten tarkime 300 metrų aukštyje, tada radarai tą droną mato, tada pakelia aviacija spėja priskristi, aviacija mato, dronas tuo metu skrenda virš negyvenamų teritorijų, yra galimybė jį numušti ir tada jį numuša. Kitoje valstybėje gali būti visiškai kitas išeities taškas. Gali būti, kad dronas įskrenda, pavyzdžiui, 60 ar 50 metrų aukštyje, kuomet tokiu pačiu atstumu, tokiais pačiais perimetrais išdėliota radarų sistema jo fiziškai negali pamatyti dėl to, kad taškas kitas. Galbūt tas dronas skrido žemam aukštyje, galbūt lėktuvas jį matė, galbūt jisai skrido virš gyvenamų teritorijų, kurio negalėjo numušti. Ta prasme, mes negalime perimti vienos valstybės šablono, perkelti į kitą valstybę, nes tai gali būti apskritai iš esmės skirtingos sąlygos. Lygiai taip pat galėjo ir į tą Estiją įskris dronas žemam aukštyje, jau galėjo nematyti ir galėjo virš miesto kažkokio praskristi ir galėjo nenumušti. Nes
daug mažesnė bėda yra, kad dronas įskrenda, praskrenda Lietuvą, nuskrenda į Baltijos jūrą ir kažkur jisai nukrenta Baltijos jūroje, kaip jam baigėsi kuras, negu kad jį numušt kažkur Vilniaus priemiestyje. Įsivaizduokit, dabar droną numušta, tai nereiškia, kad yra dronas pažeistas, nereiškia, kad jo kovinė galvutė yra sunaikinta. Ne visada. Tai įsivaizduokit, dabar kokiam lentvarį nukristų dronas su 20 kg kovinė galvutė arba dar didesnė. Tai mažesnė žala yra tiesiog tą droną leist praskrist, kad jisai kažkur iš Lietuvos išskristų ir tegu jisai ir skrenda. Tai čia ne visą laiką reikia skubėti jo numušti, o mes ne karo sąlygom gyvenam, reikia žiūrėti irgi aplinkybės. Ukrainoje irgi ne visą laiką dronai numušinėjami. Labai dažnai dronai yra nukreipiami radioelektroninės kovos priemonėmis ir juos paleidžia skrist peržegnoje palinki gero kelio ir tie dronai skrenda savo toliau ir kažkur baigėsi kuras arba nusėda baterijos, jie kažkur nukrenta. Bet tai čia yra skirtingi dalykai. Mes negalim lyginti, tai gali būti sąlygos visiškai kitokios. O kai prašnekam apie tą dronų nukreipimą, kaip pačiam Šarūnai atrodo, vis dar laikaisi tos pačios teorijos, kad tai gali būti, kad rusai ir leidžia tos dronus, ne ukrainiečių čia dronai buvo? Aš esu įsitikinęs, kad tai yra ukrainietiški dronai, kurie yra nukritę ir kuriuos leidžia rusai, paleidžia būtent Lietuvos teritoriją į mūsų pusę, taip kaip provokacijas. Aš gal truputėlį, jeigu galima, paaiškinsiu visą tų veikimo principą, jeigu mes turim laiko apie tai dar kalbėti, kad būtų žiūrovam aiškiau. Iš esmės, reikia turėti omenyje, kad šiuolaikiniai dronai tai nėra tas pats, kas komerciniai dronai. Gal pradėsiu dar nuo, aš kaip dalyvavau tose Deep Strike operacijose, tai Ukraina gauna iš sąjungininkų, tai yra iš Didžiosios Britanijos ir Jungtinių valstijų radio žvalgybos palydovų duomenys, kur yra radioelektroninės kovos priemonės, kur yra radarai oro gynybos, kur yra kiti sutelkimo vietos. Ir pavyzdžiui, mes leidom dronus į Tuapsę, tai azimutu tiesiaja nuo mūsų paleidimo vietos iki Tuapsės buvo 580 km, bet dronų skridimo trajektorija buvo beveik 1000 km. Tai dronai leidžiami taip, kad jie apskristų visas vietas, kur galėtų jos kažkas paveikti. Jeigu yra oro gynybos sistema, dronas apskrenda. Jeigu yra radioelektroninės kovos priemonės, dronas apskrenda. Dronai skrenda maždaug 40 metrų aukštyje, kur yra kliūtis, dronai pakyla truputėlį aukščiau ir tas kliūtis apskrenda. Visai, kas stengiamas įskristi virš upių vagos, kiek galima žemiau. Nes paprastai, kur upių vaga nėra nei pastatų, nei medžių, vienintelis dalykas kliūtis, kurios reikia apskristi, tai yra tiltai. Tai reiškia, dronas gali iš viso skristi virš upės, ten 10 metrų aukštyje. Dažniau skrenda daugiau, nes ilgo maršruto metu barometras kartais pasikeičia sąlygos ir dronas pradeda ne visai tiksliai aukštį laikyti. Bet iš esmės, jeigu mes kalbam apie upės vagą, tai reikia turėti omeny, kad iš abiejų pusių yra šlaitai upės. Tai būna taip, kad dronas gali skristi netgi žemiau žemės paviršiaus. Drono maršrutas piešiamas prie aukštos įtampos linijų. Skrenda dronas lygiagrečiai su linija. Reiškia, linija dengia tą droną ir jisai jau yra apsaugotas nuo radarų, radarai nemato. Tai va tokiu maršrutu sudėliotas dronas žemamoje aukštyje, kuomet jisai skrenda, tai visos radioelektroninės kovos priemonės, jeigu jos ir yra, jeigu ir dronas patenka į nežinomų radioelektroninės kovos priemonių, droną veikia tik tai tuo metu, kol jisai yra radioelektroninės kovos priemonių veikimo lauke. Tai reiškia, jeigu dronas skrenda žemame aukštyje, rusiškos yra taktinės ir strateginės paskirties radioelektroninės kovos priemonės ir jos veikia, ten įvairiais duomenimis, ten nuo 300 gali iki kelių tūkstančių kilometrų. Strateginės paskirties radioelektroninės kovos priemonės gali veikti 1000 kilometrų, bet reikia turėti omenyje, kad žemės paviršius yra lenktas. Čia gal kažkam surprizas, kad žemė neplokščia, bet žemė yra lenkta. Tai reiškia, jeigu dronas skrenda žemame aukštyje, tai radioelektroninės kovos priemonės jau jo negali veikti dėl žemės linkio dideliu atstumu. Tai būtent dėl žemės linkio droną veikia radioelektroninės kovos priemonės maždaug 50 km atstumu. Tai reiškia, kad dronas įskridęs į radioelektroninės kovos priemonių veikimo lauką, taip jisai tuo metu nebegauna GPS signalo, bet dronas toliau laiko maršrutą pagal inercinę sistemą. Inercinė sistema tai yra apima 3 giroskopus, akselerometrą, magnetometrą, barometrą, pito vamzdelį ir taip toliau. Ir visą tam daviklių sistemai vadovauja toksai Kalmano filtras, kuris ne tik analizuoja gautus duomenis, bet net ir truputėlį prognozuoja. Pavyzdžiui, telefone yra Kalmano filtras ir jeigu su navigacija važiuojam Vilniuje į tunelį,
GPS signalo nėra, jau telefonas rodo, kad GPS signalo nėra, bet jisai vis dar piešia maršrutą. Reiškia, kad Kalmano filtras yra suprojektuoja ateities veiksmus ir jisai toliau sako, kad tai viskas turėtų vykti. Tai vad būtent tas Kalmano filtras leidžia dronui skristi net esant blokuojamam GPS signalų dar kurį laiką su labai nedidelė paklaida inercinė sistema. Paklaida gali, ten 50 laipsnių skirtumų, jisai vis tiek skrenda to nustatytų maršrutų. Jisai to maršrutų skrenda iki kol išskrenda iš radioelektroninės kovos priemonių veikimo lauką, vėl gauna GPS signalą, vėl susitikslina koordinatės, vėl jisai stoja į maršrutą. Tai va taip veikia dronai realybėje ir taip yra su visais dronais, kuriuos naudoja Ukraina Deep Strike'am. Dar yra vienas momentas, kad yra naudojamos CRPI GNSS antenos, tai yra palidovinės navigacijos antenos, kurios yra ne vienas jutiklis, ne viena antena, o yra kompleksas 16 antenų. Ir jeigu kažkur ateina blogas signalas, tas vadinamas spoofingas, kur atsiunčia klaidingas palidovų koordinatės, tai viena antena ima vienus tos duomenys, lygina su visų kompleksu ir jeigu mato, kad viena antena fiksuoja kažkokį labai, labai smarkiai nukrypstantį signalą nuo visų kitų, jinai tą signalą pradeda ignoruoti. Tai reiškia, kad užblokuoti visas 16 antenų, mums reikia skirtingų 16 klaidinančių signalų ir kad tie signalai truktų bent jau valandą ar 2 valandas. Dronas skrenda 200 km/h greičiu. Tai jisai per tas 2 valandas, kol jį suklaidintų, jisai jau senai bus išskridęs iš to veikimo lauko. Tai va, šita informacija remiantis aš darau išvadą, kad nėra įmanoma. Ir kitas yra toksai niuansas, kaip taip atsitinka, kad Ukraina paleidžia į Rusiją per naktį 700 000 dronų. Ir Rusija, jeigu turi galimybės užblokuoti, kodėl vieną droną nukreipia į Lietuvą, vieną į Latviją ir vieną į Estiją. O jeigu būtų tokios galimybės bent teoriškai, tai kodėl nejaugi Rusija leistų visus dronus suleisti į savo naftos perdirbimo gamyklas ir tik tai vieną nukreipti kažkur į Lietuvą. Tai jie visus nukreiptų, jeigu būtų tokia galimybė. Tai šita visa logika, visa šitų faktų visuma man sako, aš esu įsitikinęs, kad nėra taip, nėra nukreipiami dronai. Jie tiesiog yra, kadangi skrenda žemame aukštyje, būna, kad dėl pasikeitusių oro sąlygų barometras ne visai tiksliai laiko aukštį. Jie tiesiog skrydžio metu būna užsikabina už medžių viršūnių ir lieka tose medžiuose arba nukrenta ant žemės ir nesprogsta. Tai vat, rusai tos dronus surenka, prijungia prie kompiuterio, ištrina visą programinę įrangą, suinstaliuoja naują maršrutą ir lygiai taip pat paleidžia taip kaip ukrainiečiai tos dronus, tik tai jos jau maršrutas būna nukreiptas į Lietuvą. Dar yra kitas niuansas irgi, kad jeigu dronas pasiklydęs, jisai skrenda, kol jam baigėsi kuras, jisai plokščia trajektorija leidžiasi, jinai labai plokščia glisada, tokia jisai variklis gęsta, dūsta, vėl sukasi, vėl gęsta ir jisai krenta, leidžiasi labai ilgai. Tas vaizdo įrašas, kuris buvo Lavyso drono, kur buvo kamera namų užfiksavus. Tenais labai aiškiai girdisi, dronas skrenda tiesiai, 45 laipsnių kampų pradeda kristi žemyn ir akceleratorius yra į maksimaliai, apsukos didinamos maksimaliai. Tai būna, kai dronas eina į ataką. Jisai turi maksimalių greičių, kuo didesnis smūgis, kad jo nenumuštų, jisai trenkia į tą objektą. Tai nėra pasiklydęs dronas, jisai atvestas buvo tikslingai, labai tiksliom koordinatėm, labai tiksliu metu jisai ėjo į ataką ir pilnais gazais jisai trenkia į tą ežerą. Tai tokių visų šitų aplinkybių visuma man sako, kad tai nėra atsitiktiniai dalykai ir kažkokie nukreipimai, neįmanoma drono nukreipti 1000 kilometrų, kad jisai nuskristų. Tai paprasčiau tiesiog jį paimti nuo žemės nukritusių droną ir paleisti atskirai iš Rusijos ar iš Baltarusijos į Lietuvą. O Šarūnai, ar esi girdėjęs, čia aš skaičiau pas Britus, dienraštis The Telegraph čia surašė apie tai, kad rusai daro tokį dalyką, kad jie suklastoja signalą, perima dar ukrainiečių skrendančius dronus, suklastoja signalą, parodo dronams, esą tie dronai yra giliai Rusijos teritorijoje ir tada juos nukreipia į NATO šalis. Tai va čia apie tai aš ir kalbėjau. Tai čia aš apie tai ir kalbėjau, tai yra vadinamasis spoofingas. Taip, Kaliningrado srityje stovi tokia įranga, yra taktinės paskirties ten, kuri veikia iki 300 km atstumu ir yra strateginės paskirties, kuri veikia didesniu atstumu. Bet dėl žemės linkio ta sistema droną veikia iki 15 minučių. Jisai išskrenda iš tos sistemos veikimo lauko, jisai vėl susitikrina koordinatės pagal GPS ir jisai toliau skrenda. O tą dalį, kur jisai neturi GPS signalų, jisai skrenda pagal inercinę sistemą. Inercinė sistema pakankamai gerai efektyviai veikia. Aš pasakysiu, pavyzdžiui, mūsų lietuviškų žvalgybinių dronų inercinė sistema veikia taip, kad 30 km atstumu
paklaida į skrydžio vietą yra mažesnė negu kilometras ir taip esant pakankamai stipriam vėjui. Jeigu vėjas šoninis nėra stiprus arba jisai nėra pastovus, tai jisai droną nukreipia į vieną pusę, dronas grįžta atgal į kitą pusę. Tai čia yra tokie niuansai. Tai aš tikrai esu daug labai dronai skraidęs ir aš žinau, ir mes praskridinėjom ir tas blokavimo vietas, ir tas spūfinimo ir klaidingų koordinačių vietas. Dronas tiesiog persijungia į kitą režimą. Jeigu dronas mato, kad yra inercinė sistema pagal visą daviklių visumą, sako, kad jisai skrenda čia, o GPS sistema sako, kad jisai skrenda čia. Mato, kad yra netitikimas. Dronas pradeda ignoruoti klaidingą signalą. Jisai pradeda mažinti prioritetą GPS antenos ir tada dronas vadovaujasi inercinė sistema ir visa kita daviklių visuma. Tai va taip veikia. Ir jisai išskrenda iš to, aš kaip pavyzdį pasakysiu, mes būdavo žvalgyba, kad mums padaryt, yra radio elektroninės kovos priemonių blokavimo laukas ir mūsų žvalgyba yra už to lauko. Tai mes tiesiog droną paleidžiam automatiškai ir jisai perskrenda tiesiai tą veikimo lauką, tada jau už visos blokavimo ribos mes perimam valdymą ir toliau jau droną valdom jau už to veikimo lauką. Tai aš esu daugybę kartų praskridinėjęs tas visas blokuojamas teritorijas. Aš žinau, kiek tai yra kilometrų, kiek tai yra laiko praskrist, ir mes atliekam tas užduotis būtent tokiom sąlygom. Ir aš už tai niekaip nepatikėsiu, kad ten tom visom rašliavom. Čia tos rašliavos yra, aš gal sakyčiau, žmonės nelabai gal įsigilinę. Jeigu tu svarstai tos dalykus ir informaciją renkiesi tik tai iš atvirų šaltinių ir tai, kas yra skelbiama internete, ir nežinai niuansų, tai taip gali pasirodyti. Lėktuvai skrenda į Vilniaus oro uostą, Kaliningrade Krasuchą rusišką sistemą blokuoja GPS-ą, lėktuvai Vilniaus oro uoste turi blogai orientuojasi ir ten laivai jūroje. Tai vienas dalykas, kad lėktuvai yra visai kitame aukštyje. Ta radio blokavimo sistema turi tiesioginį ryšį su lėktuvus ir tiesioginiai veikia. Dronas skrenda žemai. Ir lėktuvai leidžiasi, pataiko kažkaip į tą oro uostą, tai čia nėra tas blokavimas labiau toksai viską lemiantis. Bet žiūrėk, jeigu imkim, čia buvo rusai, ar ne? Tai ką tai rodo, kad rusai testuoja mūsų sistemą, žiūri, kiek mes esame pasirengę kovoti su dronais, kaip juos numušinėjom, kaip reaguojam, per kiek laiko tą padarom? Tai aš sakyčiau, kad čia Rusija, leidama tos dronus, turi daugybę tikslų. Vienas turbūt iš pagrindinių tikslų, tai aš sakyčiau, kad tas svetimos vėliavos vadinama karinė operacija, kaip yra prisidengiant kitos šalies, kitos valstybės ar kitos konflikto pusės pajėgomis, yra daromi kariniai nusikaltimai tam, kad apkaltintų Ukrainą. Tai čia iš esmės pagrindinis tikslas turbūt buvo nuteikti Europos valstybių, Europos šalių žmonės prieš Ukrainą, mažinti paramą, mažinti palaikymą, tiek visuomenės, tiek politinį palaikymą, tiek ir karinę paramą, tiek finansinę mažinti. Kitas labai svarbus aspektas, tai skaldyti visuomenę ir kelti nepasitikėjimą valstybinėm institucijom, būtent mūsų valstybių. Dabar mes kalbam apie tai, kad valstybė nesusitvarkė, kariuomenė prasta, politikai prasti, karo policija prasta, viešo saugumo tarnyba prasta, pasienio tarnyba prasta, niekas nesusitvarkė, valstybė neegzistuoja. Tai čia yra vienas iš pagrindinių tokių rusiškos propagandos tikslų, visą laiką silpninti visuomenę, silpninti pilietinę visuomenę, tai yra kelti nepasitikėjimą valstybę. Kitas labai svarbus aspektas, tiesiog bendrų mastų visoje Europoje, tiesiog kelti chaosą. Kuo daugiau chaoso, tuo Rusija yra naudingiau. Kuo daugiau chaoso, tuo mažiau žmonės susikoncentruoja, tuo mažiau pradeda dirbti visi savo pareigas, savo darbus atlikinėti, valstybės institucijos irgi užsiima kažkokiais pašaliniais darbais, neužsiima savo tiesioginiam funkcijom ir taip toliau. Tai va čia yra tokie pagrindiniai dalykai. Ir dar reikia turėti omenyje, kad visą laiką yra skaičiuojama kaštų ir naudos santykis. Tai Rusijai tokią operaciją padaryti, nieko paprasčiau nėra. Čia realiai du žmonės išvažiavo su mikroautobusu į pievą ir paleido droną. Viskas. Ta prasme, Rusija turi dronų specialistų, tai yra centras Rubicon, kurie užsiima dronais, moka konstruoti, gaminti, programuoti, skraidyti ir padaryti. Tu paėmė iš Rubicono du žmonės, radai jam droną, nuvežėjai, jie prisėdo prie kompiuterio, per 10 minučių padarė maršrutą naują, išvažiavo į pievą, per pusę valandos tą droną paleido. Viskas. Resursų daugiau nereikia. Šitai diversinė operacijai daugiau resursų nereikia. O nauda tos diversinės operacijos, tu pats matai, kiek yra sustabdytas Vilnius, visos tarnybos ant ausų, valstybės pasitikėjimas kritęs, pinigų krūva išleista. Ta prasme, kaštų ir naudos santykis šitos diversinės operacijos yra tiesiog tobulas. Aš idealesnės nesugalvočiau. Kaip su mažiau kaštų padaryti daugiau problemų.
Na gerai, bet ar ne, bet daug šnekama yra ne tik apie dronus, bet paskutinės čia savaitę, dvi šneka ir apie tai, kad Rusijos tokių provokacijų, ne tik tai su dronais, bet šiaip įvairių didės. To Šarūnai matosi tas, kad, na, rusai ruošiasi kažkam. Aš nesakyčiau, kad ruošiasi kažkam. Jie jau senai buvo pasiruošę, o dabar kas vyksta, tai ir jau vyksta tam, vat kam jie ruošiasi. Aš nemanau, esu giliai įstikinęs, kad rusai neturi jokios galimybės įsivelti į karą prieš NATO ir bandyti čia įeiti su kariuomenė, daryti kažkokius tokius akivaizdžius 5 straipsnį atitinkančius žingsnius. Aš manau, kad lygiai taip pat kaip iš pradžių į Lietuvą siuntė pasiklydusius migrantus ekonominius, paskui pasiklydusius balionus, dabar dronus pasiklydusius, tai tokių prisidengtų svetima vėliava ar išgalvotom problemom ar išgalvotais pretekstais tokių tikrai bus. Ir jos jau vyksta. Lygiai taip pat kaip ta migrantų krizė. Tai vėlgi buvo sąlyginai nedideliais resursais sukelta krizė keliose valstybėse. Didžiulė krizė, tame tarpe ir politinė krizė. Ir viskas buvo prisidengiama neva tai ten kažkokiais karo pabėgėliais. Lygiai tas pats su balionais. Irgi sukelta didžiulė krizė, daug problemų, uždaryti oro uostai, prisidengiant neva tai kontrabandą. Galbūt dalis ten ir buvo ta tikroji kontrabanda, bet aš esu įsitikinęs, kad nors ir dabar ten suimta daug tų visokių pareigūnų, kurie dalyvavo tose kontrabandinėse schemose, aš manau, kad tų balionų vis tiek dar skris. Jie skris galbūt ir be adresato, tiesiog skris į vieną pusę ir viskas. Lygiai taip pat ir dabar su tais dronais. Tai mes turim irgi nepamiršti, kad čia buvo vienas momentas, kaip atsitiktinai į šiukšlių perdirbimo įmonių popieriaus konteinerius patektavo ličio polimerų baterijos. Ir kažkaip taip sutapo, kad vienu metu daugybė gamyklų staiga pradėjo patekti. Kodėl prieš tai kelis metus nepateko, pažiūrėsim, kaip bus po to. Tai aš esu įstikinęs, kad tokių diversijų arba prisidengiant svetimą vėliavą, arba prisidengiant kažkokių išgalvotų pretekstų tikrai dar bus. Ir reikia net nebejoti, ir yra tokie kritiniai momentai, kaip mūsų kritinės infrastruktūros darbas. Aš esu įstikinęs, kad kritinė infrastruktūra dabar nėra tinkamai apsaugota, kaip, pavyzdžiui, geležinkeliai, kaip ten tas tranzitas, trąšų tranzitas į Kaliningrado sritį, kad va tose temose, energetiniuose objektuose pas mus tikrai dar bus visokių. Ir aišku, bus dar ir visuomenės kiršinimo, ir bus dar įvairių tokių provokacijų. Pažiūrėkit, Žemaitaitis ką kalba. Jisai žadėjo, kad jau čia bus suintensyvėjimas įvairių dalykų negerų vasarą, kad rudenį bus bandoma kažkokį perversmą daryti. Celofanas išvažiavęs į Baltarusiją čia sako, kad viskas labai keisis, čia grįž su trenksmu ir dar panašiai. Tai aš manau, kad tie žmonės, galbūt jie turi kažkokią informaciją ir ta informacija taip mums truputėlį duoda suprast. Bet čia ir be jų pagalbos viskas aišku, nes tai jau vyksta ne pirmus metus. Na gerai, yra dar viena tema, ar ne, kuris svarbi, nežinau, kiek laiko dar turėsim ją pašnekėti, Ukraina. Kaip tau pačiam, kai teko dalyvauti, kaip tas vyksta pats procesas, kada ukrainiečiai dabar jau matom, ar ne, jau nežinau, kiek čia mėnesių, savaičių aktyviai atakuoja Rusiją su ilgo nuotolio skraidančiais dronais. Išsivystė pakankamai gera technologija ir dabar ukrainiečiai turi pakankamai resursų tą padaryti. Teisingai? Tai iš esmės ta technologija ne ukrainiečių buvo išrasta, ta technologija tokią išgalvojo čia turbūt patys pirmieji, tai yra Iranas, kurie pradėjo Rusijai tiekti šahedus ir tie pirmieji šahedai buvo pakankamai primityvūs, bet tai buvo naujo ginklo sukūrimas, koncepcijos, pati koncepcija sukurta buvo. Dabar tie patys ginklai užtobulėjo tikrai labai smarkiai ir ukrainiečiai tiesiog perėmė tą visą patirtį ir pritaikė. Taip atsirado pinigų, atsirado resursų, atsirado žinių, bet pagrindinis dalykas, kodėl mes apie tai sužinojome dabar taip staiga, atrodo, kad čia viskas prasidėjo dabar pavasarį. Tai tiesiog yra dėkingas laikas skrydžiam, tai yra oro sąlygos pasikeitė. Kada iš tiesų nesninga, nelyja, nėra stiprių vėjų ir yra galimybė leisti tuos tokius Deep Strike dronus su nedidelė paklaida ir Ukraina per tą visą laiką, žiemos laikotarpis, kur buvo neskraidimo laikotarpis, per tą laiką prisigamino daugybę tų dronų. Ir taip Ukraina dabar tų dronų turi tikrai labai daug ir tie dronai dabar lemiamas yra momentas ir aš esu įstikinęs, kad turbūt prieš gal 2 mėnesius, gal prieš mėnesį,
įvyko šiame kare lūžis. Ir tas lūžis lėmė Ukrainos naudai, nes turbūt Rusija pati naudodama šitas technologijas ir šitą koncepciją nepagalvojo, kad lygiai tas pats būtų galima panaudoti prieš ją ir nebuvo pasiruošusi atremti štai tokių dalykų. Tai akivaizdu, kad Rusija turi labai didelių ekonominių problemų, kapojama apie Rusijos pajamų pagrindinį šaltinį, tai yra naftos perdirbimų gamyklos, deginamos naftos atsargos, kūro jau trūksta ne tik fronte, fronte trūksta, bet ir gyventojams jau trūksta kūro, jau irgi ir kūras brangsta ir jo neužtenka visiems ir Rusija pajamų didelės dalies netenka. Tai aš dabar irgi šiek tiek investuoju į vairius vertybinius popierius į auksą ir aš pasižiūrėjau, kad visą laiką, kada naftos kaina kyla, aukso kaina krenta. Ir čia labai visą laiką sekiau, nes gana daug pinigų esu į auksą investavęs ir čia kaip Hormūzo reikalai prasidėjo, aukso kaina pradėjo kristi labai, nes visi pradėjo išsipardavinėti auksą, pirkti naftą ir jau buvo paskelbta, kad ne, tai kažkoks bus susitarimas ir kad naftos kaina kris, atsiras tos pasaulyje naftos, aukso kaina truputėlį pradėjo kilti ir paskui staiga kažkurio momentu vėl pradėjo kristi. Ir aš galvoju, kodėl čia kas nutiko, kodėl rinka taip reaguoja. Ir paskui pasirodė pranešimas, kad Rusija išpardavinėja savo aukso atsargas ir kad tokiais kiekiais išparduoda aukso atsargas, kokių nebuvo dar per visą Rusijos istoriją. Tai reiškia, kad Rusija susiduria su tikrai labai didelėm finansiniam problemom, jeigu jie paleido į rinką didelį kiekį aukso. Aišku, paleido kiekį aukso vertė krito, bet tai Rusija jau nebeturi kaip finansuoti karo. Jau Rusija priėjo tą momentą, kaip jie nesugeba mobilizuoti pakankamo kiekio žmonių, kad kompensuoti žuvusių nuostolius visus fronte. Ir aš taip manau, kad dabar ateis tas momentas, kai Ukraina perims dar didesnį iniciatyvą ir aš sakyčiau, kad vėl bus pradėtas pozicinis karas ir ukrainiečiai rodys daug iniciatyvos ir pradės atsiminėtas teritorijas. Tarp kitko, per balandžio berods mėnesį teritorijų santykis jau yra Ukrainos naudai. Jau Rusija prarado daugiau teritorijų negu kad užėmė. Ukraina daugiau atsikovojo, daugiau išlaisvino teritorijų iš Rusijos okupacijos, negu jie prarado. Tai jau yra įvykęs lūžis. Tai aš tai sakyčiau, kad vektorius geras paimtas, progresų ir pagreičių potencialų yra tikrai daug ir aš manau, kad čia tas klausimas labai spręsis. Arčiau rudens turėtų dar labiau ryškiau matytis, nes ukrainiečiai subombardavę visas naftos perdirbimo gamyklas imsis energetikos objektų. Tai bus, reiškia, elektrinės, šiluminės elektrinės. Kuo arčiau rudens, tuo tas klausimas bus skaudesnis. Atsiprašau. Tai aš taip manau, kad galbūt dar šią žiemą rusai pratems, bet antrą kartą jie tokios žiemos pakartoti nenorės. Ir aš manau, kad dabar rusai ten nepatenkinti, kad jiem ten blokuoja Telegramą, atjungia Facebooką, mažina prieigą prie interneto, ten tie juodas lietus lyja, jie neturi kur atostogauti. Tai čia dar tik tai gėlytės, su kuo Rusija susidurs. Aš manau, kad žiema Rusijai bus tikrai labai sunki ir aš to aišku linkiu. Ir aš manau, kad pavasarį turėtų būti labai didelis spaudimas Rusijos valdžiai iš pačių Rusijos piliečių dėl nepasitenkinimo karinė situacija. Tai tada bus du variantai. Arba bombarduoti atominių ginklų Ukrainą, arba tiesiog ruoštis atsitraukimų ir nutraukto karą, bet pagal taip, kaip dabar yra visuomenė ruošiama, kaip aš matau, yra deklaruojamos nauji iššūkiai, naujos priežastys karo, nauji karo tikslai ir ne va tai, kad jie jau kaip ir pasiekti. Visuomenė yra ruošiama tam, kad karas pasibaigs ir kad kažkoks bus toksai Rusijos visuomeniai pateiktas kompromisinis sprendimas, kad vis tik tai tas karas buvo laimėtas, bet iš tikrųjų Rusija turės atsitraukinėti. Bet iš Šarūnai, aš teisingai suprantu, kad šitą strateginį lūžį, kaip tu sakai, lėmė tai, kad ukrainiečiai galėjo atakuoti giliai Rusijos teritoriją ir naikinti jų svarbius objektus? Čia vėl taip, tai yra iš esmės taip, bet dar yra toksai niuansas, kad Deep Strike dronų technologijos šitas konceptas yra naudojamas ne tik labai giliai užnugarį esantiem energetiniam objektam, bet ir artimajame arba anksčiau vadiname tolimajame užnugaryje esamiems kariniams objektams. Dar turbūt prieš metus dar egzistavo tokia savoka kaip užnugaris, dabar jau nebeegzistuoja tokios savokos kaip užnugaris. Deep Strike dronais yra atakuojamos didelės sutelkties vietos aukštos vertės taikiniai esantis giliai užnugaryje. Ir pavyzdžiui, prieš tas visas Deep Strike dronų atakas, prieš tai buvo pravalyti keliai. Prieš tai buvo susprogdintos oro gynybos sistemų radarai esantis tose maršrutuose, kurie yra reikalingi ukrainiečiams.
Lygiai taip pat mes su tais Deep Strike dronais esame atakavę ne tik naftos perdirbimo gamyklas, aš irgi esu dalyvavęs vienoje operacijoje, kur buvo netoli Odesos, okupuotos teritorijose buvo didžiulis amunicijos sandėlys. Ten, tiesiog ten buvo fermų kompleksas okupuotos teritorijos ir tam fermų komplekse buvo, ten jie laikė viską, ir dronus, ir artilerijos sprogmenys, ir įrangą, ir daug visko. Na, žvalgyba gavo informacijos apie tai, kad tenais yra toksai objektas ir tie dronai buvo suleisti. Tai visiškai yra paralyžiuojama užnugarių logistika. Tai reiškia, iš užnugario paramos, nėra iš užnugario paramos, sandėlių nėra vienoje vietoje, kur jų sukoncentruoti. Viskas yra atakuojama, logistikos maršrutai atakuojami, keliai atakuojami. Rusai yra priversti, beje, kaip ir ukrainiečiai, decentralizuoti savo pajėgas. Tai reiškia, vienoje vietoje, jeigu yra daugiau negu 5 karių grupė, tai jau laikomas aukštos vertės taikinys ir jisai yra atakuojamas. Tai viską reikia išskaidyti. Kaip yra didelė decentralizacija, organizuoti plataus masto puolimą, didelė karinė operacija yra be galo sudėtinga. Jeigu tau reikia kažkokią operaciją 5-6 šarvuotų transporto priemonių, tu tas 5-6 šarvuotas transporto priemonės turi sukoncentruoti vienu laiku vienoje vietoje iš kokių 300 km spindulio. Nes jeigu tu kažkur laikysi 2, jau jos bus sunaikintos. Tai va tokiu būdu organizuoti karą dabar tapo labai sudėtinga būtent dėl tų dronų technologijų. Ir tie Deep Strike'ai, tie ne tik naikina Rusijos ekonomiką, jie ir naikina užnugario visą logistiką. O kaip, Šarūnai, vyksta tas pats tų Deep Strike'o dronų paleidimas? Jeigu pats dalyvavai, gali biškai papasakot? Ką galima pasakot, nežinau. Pirmiausia yra gaunama informacija maršruto sudėliojimui. Aišku, pirmiausia yra gaunama informacija apie taikinius, kokį taikinį reikia sunaikinti. Tada gaunama informacija iš sąjungininkų palydovų apie radioelektroninės kovos priemonės, veikimų laukai žemėlapiuose nupiešti, apie oro gynybos radarus, kurie yra išdėlioti, irgi aktyvūs visi radarai nupiešti. Paskui sėda žmonės prie kompiuterių ir piešia maršrutą. Dėlioja maršrutą, žemėlapis išdidinamas. Įsivaizduok, jeigu tau reikia sudėliot maršrutą, apskridinėjant medžius, tiltus, pastatus ir taip toliau, ir tu turi nupiešti maršrutą maždaug 1000 km. Tai kiek tai reikia resursų? Ir tai nėra vienas maršrutas visiems dronam. Kiekvienam dronui yra piešiamas atskiras maršrutas. Jie skrenda daugmaž tuo pačiu koridorium, bet jų trajektorija kiekviena yra skirtinga. Ir viskas, tada į vieną taikinį yra iš vienos vietos paleidžiama apie 50 dronų ir yra tokios vietos 2, 3, 4 gali būti, priklausoma nuo taikinio vertės. Ir grupė atvažiuoja į paleidimo vietą, išsikrauna iš transporto dronus, yra paleidimo platformos, dronai paleidžiami nuo tokių specialių platformų, ar prie jų žmonės nestovi, ten tokie su suspausto oro pagalba droną išmeta į orą, paskui jis jau skrenda. Uždeda vienu metu 5 dronus ant tų platformų, visi atsitraukia, start, paleidžia, dronai pakyla, skrenda, iš oro kitas dronas ratu suka, visai ką žiūri, ar dronai nenukrito, ar pakilo, ar skrenda, ar maršrutą laiko, iš oro kontrolė vyksta. Tada vieną seriją paleido, uždeda ant paleidimo katapultų kitus 5 dronus ir lygiai taip pat lygiai greičiai iš 2 arba 3 skirtingų vietų. Ir va štai toksai spiečius dronų ir skrenda iki vietos, o paskui ryte pataikymo patvirtinimo dažniausiai nereikia specialiai organizuoti, dažniausiai rusai patys į Telegram kanalus ten filmuojus telefonais, jebat, sako. Ta žvalgybinė informacija pateikia patys rusai labai mielai. Bet o skrenda į vieną taikinį vienas dronas, ar tiesiog yra dubliuojama, nežinau, trigubai daroma, kad jeigu vienas kartais nukristų, ar ten kažkas atsitinka, kad kitas bent pataikytų? Ne, į vieną taikinį, aš jau kaip minėjau, į vieną taikinį yra paleidžiama iš vienos vietos nuo 20 iki 50 dronų ir skrenda būna 2 arba 3 paleidimo vietos. Tai jeigu yra taikinys vertingas, pavyzdžiui, kaip naftos bazė, tai ta naftos bazė vienu metu skrenda apie 100 daugiau gal dronų. Ir, pavyzdžiui, naftos bazė buvo atakuota 4 kartus. Iš pradžių suleido tos pirmą 100 dronų, sudegino uostą visą, sudegino užpildymo laivų platformą, pažeidė vieną laivą, kuris dar spėjo pabėgti, išplaukti, ir sudegino berods 3 talpyklas. Tada, kol viskas gaisras degė, aš sakau, kol dar dūmai, jie negalės numušinėti dronų, leidžiam dar vieną seriją. Ukrainiečiai sako, palauk, sako, tegu užgesina. Rusai 2 dienas vargo, kol užgesino, tada suleido antrą dozę,
tada savaitę gesino, po savaitės trečią suleido, tada vėl savaitę gesino ir tada jau po ketvirtą dozę visiškai buvo sunaikinta visa ta naftos perdirbimo gamykla, absoliučiai viskas sunaikinta. Tai dronų leidžia tikrai daug, nes natūraliai kažkas nedaskrenda, kažkas kažkur užkliūna už medžių, kažkas nukrenta. Vienas dronas starto metu pakilo, praskrido gal porą kilometrų, paskui tas dronas, kur ore kabėjo ir stebėjo situaciją, sako, vienas dronas nukrito, reikia eiti pasiimti. Nu tai nuvažiavo, susirinko, tiesiog variklis sugedo. Ten tos dronus 2 cilindrų benzininis variklis, jisai tiesiog, užgeso. Tai tokių niuansų būna. Tai už tai, kad būtų patikimiau, yra leidžiamas didelis dronų spiečius. O tai tos dronus, kurie nukrenta pasiimti pavojingai yra, nes jiegi su sprogmeniu. Taip, labai pavojinga. Ten tos dronus inžinieriai išminavimo grupė eina susirinkti, nes sprogmuo jau būna paruoštas, aktyvuotas, tai ten prie tokių nukritusių dronų labai pavojinga lys, nes būna sprogimo iniciatoriai skirtingi ir būna tokie, kurie sprogsta nuo smūgio, būna sprogimo iniciatoriai, kurie sprogsta tam tikro atstumu nuo taikinio, kad būtų kumuliatyvinis efektas, kad pramuštų taikinį. Būna magnetiniai, būna nuo pasvirimo kampo, būna taip, kad nusileidžia tas dronas, jeigu jisai nukrenta, nejudinamas stovi ten, pavyzdžiui, 10 minučių, jisai užsiveda kitas mechanizmas, jisai pasidaro kaip mina. tą droną pajudinus pasileidžia laikrodinis mechanizmas. Arba iškart gali sprogti, arba būna taip, kad tą droną pajudina, įsijungia laikrodinis mechanizmas, pavyzdžiui, valandai, tada rusai tą droną nusiveža pas save į sandėlius, jau galvoja, mes jau čia išsiardysim. Ir kai dronas pasiekia sandėlius, tada sprogsta jisai. Tai daug visokių mechanizmų būna, tai iš tikrųjų prie tokių nukritusių dronų labai pavojinga lyst. Pavyzdžiui, rusai tai netgi deda cheminį ginklą į savo dronus. Aš pats esu su to susidūręs, bandėm išsiardyti nukritusį lancetą, kuris buvo be kovinės dalies. Kritimo metu jisai lūžo, atsiskyrė kovinė dalis, kažkur nukrito, kita pats drono korpusas su visa įranga atskirai nukritus buvo. Ir mes tokį, jau čia ukrainiečiai buvo jie atsivežę, mes nuvažiavom pas ukrainiečius tokiam sandėly, lancetas, galvom, pasiimsim, pasižiūrėsim, technologijų reikia į Lietuvą parsinešti, technologinė žvalgyba, visai ką labai įdomu. Ir pradėjo man į rankas graužti ir kvėpavimo takus visus nosį, liežuvį graužti pradėjo, paskui atvažiavo ukrainiečiai. Sako, nereikėjo jom lyst prie to dronų. Sako, ten yra viduje stiklinė kapsulė, kuri dronui nukritus, jinai trūksta ir visas dronas yra užnuodijamas. Bet jis ten jau senai buvo prasivedinės, jau ten gal nukritęs buvo daugiau kaip mėnesį, tai tenais jau nebuvo to tokio stipraus poveikio. Žodžiu, daug detalių, daug įdomių dalykų, bet čia reikėtų turbūt atskirą pokalbę kalbėti apie tai, kaip vyksta karas Ukrainoje. Ačiū, Šarūnai, tau už pokalbį ir skirtą laiką. Ačiū tau, kad pakvietei.